Noriu parodyti, kaip atrodo automobilis, kuris prieš mėnesį praėjo ekspertizę Lietuvoje. Turim Toyota Sienna 2015 metų. Buvo daužtas į šitą kampą, išlaužtas ratas. Taip, amortizatoriaus guma nuplyšus, išbėgęs amortizatorius, paplyšęs saliamblokas, bėga tepalai iš karterio, granata taip pat šlapia. Dugno apsauga remontuota plaktuku, čia lyginta, stakta prišpakliuota, vidinė dalis. Variklio pagalvė plyšta, nepagauta geometrija, negerai yra išlyginta. Matosi šitas lonžeronas eina taip į tą pusę ir jis yra pavirtęs biškį į tą pusę. Jeigu lygintumėm su šitos pusės. Nu ir taip vizualiai čia labai gerai matos. Kaip manot, va tokį automobilį nusipirkus, labai džiaugtumėtės?